Šiandien pinigų pulse aptarsime, kokia kompanija turi geresnį kredito reitingą už pačią JAV vyriausybę ir kodėl kūdikio užpakaliai gali sugadinti šį įvertinimą. Kas naujo kripto visatoje ir kaip iš to užsidirbti. Kas paprastam investuotojui apsimoka labiau - Kamalos ar Donaldo laimėjimas. Ką pirkti, kad per 2 savaitės uždirbtum 7 vidutinius Lietuvos mėnesinius atlyginimus. Ir žinoma, daugelį kitų vertingų patarimų. Važiuojam! Prisiminė, praeitame pinigų pulso epizode kalbėjau apie tai, kad tradiciškai rugsėjis yra pats prasčiausias mėnuo rinkose. Štai ir prisikarksėjau. 9 šių metų mėnesį vainikavo tikriausia bankrotų lavina. Paskutinė atodus išleidusių kompanijų gretas papildė maisto laikymo indų gamintojo Tupperware, fast burgerių tinklas Burger Fi, lietuviškam startuoliui Kevin, net ir tam iškelta bankroto byla. O štai farmacijos ir medicinos technologijų korporacijai Johnson & Johnson bankroto pasiekti taip ir nepavyksta. Tiesa, ne jiems patiems, o jų dukterinė įmonė Red River Talks. Kam to prireikė? Dėl visko kalti kūdikių užpakaliukai. Ir ne, aš nejuokauju. Pasirodo, Johnson & Johnson turi visai nevaikiškų problemų dėl savo kūdikių pudros ir kitų talko produktų. 62 000 ieškovų teismuose kaltina Johnsonus tuo, kad šie nekalti jų produktai neva sukelia kiaušidžių vėžį. Neapsižiūrėjo konglomeratas ir biški asbesto į talką pridėjo. Didelio čia reikalo. Šios klaidos kaina tik $9 milijardai, kuriuos įmonė turės išleisti bylinėjimosi išlaidoms ir žalos atlyginimui. Tokie pinigai ant kiekvieno kampo nesivalioja, tad Johnsonų atpirkimo ožys, tai yra dukterinė įmonė ir bando 3 kartą iš eilės skelbti bankrotą. Gal šį kartą išdegs? Tuo tarpu pati Johnson & Johnson gardus kasnelis dividendiniams investuotams. Mat kompanija nuosekliai jos didina net 63 metus iš eilės. Šiuo metu dividendinis kompanijos pajamingumas kiek daugiau nei 3%. Apie tai jau esu kalbėjęs ankstesnėme pinigų pulso epizode, kurį matai ekrane, o nuorodą paliksiu video aprašyme. Augimo investoriams Johnson & Johnson irgi turėtų būti prie širdies, nes ši įmonė 31 metus iš eilės sugeba didinti savo pelną vienai akcijai. Taip vadinamai EPS. Nepaisant visų infliacijų, palūkanų normų ir kitų negandų. Nuo jei ir šitai tavęs neįtikina įsimesti porą Johnson & Johnson akcijų į savo portfelį, gaudyk paskutinį vinį į savo abejonių karstą. Johnson & Johnson tai viena iš vos 2 viešai kotiruojamų įmonių turinčių aukštesnį kredito reitingą nei pati JAV vyriausybė. Pastaroji gali pasigirti viso labo AA+ įverčių, kuomet Johnson & Johnson skirtas aukščiausias AAA įvertinimas. Šioje vietoje reikėtų nepainioti su populiariausiu AAA baterijų standartu. Anyway, šios 3 raidės reiškia vieną, jog geriausios pasaulio kredito agentūros neabejoja dėl ilgalaikės kompanijos perspektyvos ir sugebėjimo lengvai valdyti savo įsiskolinimus. O kas mes tokie, kad su jomis ginčytumėmės? Įsimesti šios solidžios įmonės šerų į savo pirkinių krepšelį galime įkaldami JNJ tikerį į paieškos langą. Beje, ar žinai, kokia antra kompanija turi AAA reitingą? Jos pavadinimą tikrai žinosi ir net nebijoju, jog jos produktais tikrai naudojasi. Tavo spėlionių laukiu komentaruose po šiuo vaizdo įrašu. Praeitą savaitę pagaliau pasitvirtino ir amerikiečių spėlionės dėl Fedo veiksmų. JAV finansų šerdis pagaliau sušvelnino savo rūsčią poziciją ir sumažino palūkanų normą 0,5% punkto arba 50 bazinių punktų. Kol Wall Streetas iš džiaugsmo laisto savo bulių šampano purslais, jų europietiškieji kolegos iš Europos centrinio banko elgėsi it atsargios davatkos. Viso labo minus 0,25%. Optimizmų netrykšta ir didžiausio JAV banko JP Morgan bosas Jamie Dimon. Pasak jo, šis palūkanų normų sumažinimas žemės aukštyn kojomis neapvers. Visgi net ir Fedui sumažinus palūkanų normą, ilgalaikis poveikis vis dar neaiškus. Analitikai atkreipia dėmesį, kad nors tai suteikia trumpalaikį palengvėjimą skolininkams ir investuotojams, tai nebūtinai sprendžia gilesnės ekonominės problemas. Daugiausiai nerimo kelia infliacijos ir recesijos grėsmė, kuri gali priversti centrinius bankus ir toliau laviruoti tarp siekio skatinti augimą ir poreikio valdyti infliaciją. Europos centrinis bankas elgėsi ypač atsargiai, lyg stebėtų, ar Fedo ėjimas pasiteisins, kol patys imsis ryžtingesnių veiksmų. O kalbant apie paprastus žmonės, daugelis jų vis dar susiduria su augančiomis prekių ir paslaugų kainomis, tad 0,25% palūkanų pamažinimas didelės įtakos tikrai nepadarys, bet už paskolas ir lizingus turėtume mokėti šiek tiek mažiau. Kur buvę, kur nebuvę, akcijų rinkų indeksai tiek Azijoje, tiek Europoje nusprendė paneigti šios Daimono žodžius ir džiaugsmingai šoktelėjo aukštyn. O jau kripto pasaulis šį įvykį atšvęsti nusiteikė dar triukšmingiau. Bitcoinas puikus to įrodymas. Nuo rugsėjo 7 iki rugsėjo 23 dienos šios e-monetos kaina paaugo net 20%, nuo 54 iki beveik 64 tūkstančių $. Tai reiškia, kad jeigu šiuo laikotarpiu turėjai vieną bitkoiną ir jo nepardavai, sveikinu, tavo 2 savaičių uždarbis siekia beveik 10 gabalų $. Jei tuo pat metu tavo kripto piniginėje valiojasi ir vienas kitas eteris, mano aplodismentai tau, nes ir čia uždirbai 16%. Aš irgi džiaugiuosi šio kripto augimu, nes turėjau galimybę įsigyti už ženkliai mažesnes kainas. Kurio vektoriaus kryptimi judės kripto rinkos artėjančiais mėnesiais, žino tik kripto dievai. Visgi analitikai pažymi, kad vienas įvykis gali smarkiai sudrebinti visą kripto bendruomenę. Tai lapkričio 5.
Būtent tą dieną Amerikos paso turėtojai apsiginklavę balsavimo biuleteniais žygiuos prie balsadėžių ir rinks sostų karų laimėtoją. Suprask, naująjį prezidentą. Kaip žinia, Trumpas savo šalininkams yra pažadėjęs paversti Ameriką tikru kripto rojumi. Kamala savo pozicijos kriptovaliutų klausimu nėra oficialiai pareiškusi. Visgi finansų ekspertų manymu būti antikripto beveik prilygsta priešiškumui šunims, vaikams ir viskam, kas šventa. Tai paprasčiausiai nėra protinga politika. Tad nieko nuostabaus, jog Standard Chartered kriptovaliutų tyrimo vadovas šventai įsitikinęs tuo, jog iki metų pabaigos pasieksime naujas visų laikų kripto aukštumas, kad ir kas be nutiktų JAV rinkimuose. Vyrukas pranašauja, kad bitkoinas pakils iki 125 000 JAV dolerių, jei laimėtų Trumpas, ir iki 75 000 dolerių, jei prezidentė taptų pirmoji indoamerikiečių kilmės moteris. Tik respublikonai, konservatoriai ar socdemai, visiškai nesvarbu, kurios partijos atstovai stos prie šalies vairo. Svarbu tik tai, kad Freedome tavo pinigai priešingai nei pasaulio valdantieji dirbs išmintingai. Tavo ir tavo kišenės naudai. Šio pasiūlymo jau pasinaudojo virš 370 000 patenkintų Freedom 24 klientų. Priedo iki spalio 31 pasipildant taupimo ir investavimo sąstą gali gauti ir puikių dovanų iš Freedom. Jei ir tu nori prie jų prisijungti, visą instrukciją, kaip tai padaryti, kaip visada rasi po šiuo vaizdo įrašu. Bet grįžkime prie Amerikos rinkimų. Nors jų baigtis dar nėra aiški, finansų ekspertai jau dabar dėliojasi būsimas investavimo strategijas. Manoma, jog laimėjus Kamalai, investuotojai galės pasipelnyti iš sveikatos priežiūros sektoriaus, kadangi demokratai itin mėgsta šios srities reformas. To tokie grandai, kaip jau aptartas Johnson & Johnson, Eli Lilly ar Merck & Co. gali atnešti gražaus skatiko į jų aktyvus investavusiems žmonėms. Taip pat turėtų augti žaliosios energetikos bei infrastruktūros sektoriai, jei Harris nuspręstų tęsti žavaus pensininko administracijos tradicijas. Kita vertus, ne visai nuspėjamo Donaldo laimėjimo atveju tikėtina, jog augs su gynybos pramonė susijusių kompanijų patrauklumas. Pats asmeniškai ketinu stebėti Lockheed Martin ir RTX įmonės, nes kaip žinia, Trumpas mėgsta didinti karinį biudžetą. Jo laimėjimas taip pat gali turėti didelį poveikį naftos ir dujų sektoriui. Mat vyrukas praeitos kadencijos metu itin skatino vidaus energijos gamybą. Tokiu atveju ExxonMobil ar Chevron irgi atsidurs mano akylaus stebėjimo lauke. O štai Wedbush Securities ekspertai analizuojantis Apple kompaniją tvirtina, kad nepaisant rinkėjų nuosprendžio, nukasto obuoliuko įmonei šie metai bus išties sėkmingi, o jau 2025-aisiais bendrovės market capas gali pasiekti 4 trilijonus dolerių. Kodėl? Greitai prisipažink komentaruose, ar jau spėjai įsigyti 16-ąjį iPhone'ą. Jei ne, žinok, naujausio modelio pardavimai ir be tavęs einasi puikiai. Analitikų manimo Apple akcijų kaina iki metų pabaigos gali pasiekti 300 dolerių. Šitoks target price leistų mums tikėtis 38% grąžos. O ir šiaip įmonė moka dirbti ir uždirbti. Jos akcijų kaina per 5 paskutinius metus pakilo 314%. Jei šitoks augimas tęsis ir toliau, investavus į kompaniją šiandien 5000 eurų, po 5 metų savo sąstoje turėsi jau 20 700 pinigų. Ne tik iPhone'ą, bet ir visus išreklamuotus iWatch'us, iPad'us, MacBook'us galėtum įpirkti. Beje, įdomus faktas. Ar pastebėjai, kad kiekvienoje iPhone reklamoje rodomas tas pats laikas – 9 valandos 41 minutė. Šie skaičiai ne iš iLempos ištraukti. Ups, šitos jie dar nesukūrė. Tai savotiškas būdas pagerbti Steve Jobsą, nes tiksliai šiuo laiku jis 2007-aisiais pasaulį pristatė pirmąjį iPhone'ą. Na, o tu, jei nori investuoti ne į patį iTelefoną, o į jį produkuojančios įmonės akcijas, ieškok jų po AAPL tikeriu. Nepatinka išmanieji prietaisai, tai gal mėgsti prabangos prekes. Šiuo atveju irgi turiu tau investavimo idėją. Siūlyti nusipirkti Gucci rankinuką tikrai neketinu, o vad mintį apie Kering įmonės įsigijimą su mielu noru pamėtysiu. Beje, šiai prancūzų holdingo bendrovei priklauso ne tik Gucci, bet ir Balenciaga, Bottega Veneta ar Alexander McQueen prekės ženklai. Žodžiu, viskas, dėl ko aukštosios mados vergia sielą velniui parduotų. O vad Kering akcijos šiuo metu pardavinėjamos išties papigiai už 221 eurą, nors metų pradžioje už jas reikėjo suploti rekordiškus 400 eurų. Štai ką galima pavadinti tikru high fashion išpardavimu. Beje, būtent Kering įmonei priklauso ir brangiausiai pasaulyje kainavusių džinsų rekordas. Jie buvo parduoti 1998 metais už 3134 dolerius. Ir vadinosi jie ne kaip kitaip, o Genius Jeans. Būk genijum ir tu, nešvaistyk pinigų šmutkėms, o verčiau investuok juos į Keringo įmonę. Juolab turint omenyje, kad kompanija, nepaisant prastesnių pardavimo apimčių ir šiokių tokių keblumų, Kinijoje tikrai solidi ir dar 6% dividendų moka. Kaip pasakytų Gucci konkurentai, ir velnės dėvi Prada. O aš pasakyčiau, ir velnės perka Keringą už dabartinės velniškai patrauklias kainas. Neleisiu nelabąją manęs aplenkti ir pats pripliusuosiu keletą Gucci valdančios įmonės aktyvų prie savo dividendinio portfelio. Jį beje priešingai nei aukštosios mados pasirodymus gali stebėti visiškai nemokamai paspaudus ir užsiprenumeravus ant nuorodų video aprašyme.
Beje, pildydama savo akcijų atsargas pastebėjau, kad ši savaitė buvo prasta faktiškai visam prabangos prekių sektoriui. Priežastis paprasta – stagnuojanti Kinijos ekonomika. Pekino vartotojai tampa vis skupesni, išleidžia vis mažiau pinigų. O kai gyvenimas priverčia susispausti diržus, pirmiausia iš pirkinių sąrašo išmetamos ne pirmojo būtinumo prekės. Tai atsispindi ir biržoje. Štai vokiškasis Hugo Boss pirmadienį laimėjo prasčiausius TOXX 600 indekso pažibos titulą. Jo kaina per vieną treidinimo dieną smuko net 4%. Susivedame itin originalų tikerį Boss į paieškos langą ir už maždaug 38 eurus galime įsigyti jei ne originalų Hugo Boss kostiumą, tai bent jau originalią kompanijos akciją. Beje, įmonės įkūrėjas irgi yra pagarsėjęs gan originaliomis pažiūromis. Antrojo pasaulinio karo metais jis bendradarbiavo su naciais, siuvo juodas uniformas Hitlerio kariuomenė, o savo nuotrauką su Führeriu laikė matomiausioje namų vietoje. Po karo pabaigos jam buvo atimtos balsavimo teisės ir galimybė vadovauti verslui. Tačiau tai nesutrukdė jo žentų išplukdyti šeimos verslą į tarptautinius vandenis. Na, ar tarptautinės pintas? Čia kaip pasižiūrėsi. 2,5 milijardo kapitalizacijos, 3,5% dividendinis pajamingumas, kainos ir pelno santykis 10,1. Štai kompanijos realybė mūsų dienomis. Jos britiškasis konkurentas Burberry pastaruoju metu irgi yra slegiamas sektoriaus užklupusių bėdų svorio. Minus 57% kapitalizacijos nuo sausio pradžios. Gėdingas ištrėmimas iš UK 100 indekso. 14 mėnesių iš eilės smunkančios akcijos. Bėda po vieną nevaikšto. Prabangos sektoriaus įmonės po vieną irgi neskęsta. Žodžiu, problemų daug. O man ši kompanija vis tiek patinka. Dar prieš porą mėnesių sumokėjus vos $8 už vieną jos akciją, buvo galima džiaugtis net 9% siekiančių dividendinių pajamingumų. Tiesa, tik iki šių fiskalinių metų pabaigos, nes 2025-aisiais bendrovė dividendų nusprendė nebemokėti. Mums blogai, kompanijai gerai, nes įmonėje atsiras žymiai daugiau laisvų lėšų, kurias bus galima reinvestuoti į tolimesnę bendrovės plėtrą. Be to, Burberry tai vienintelis pasaulyje prabangos prekės ženklas prisijungęs prie RE100 iniciatyvos. Jeigu negirdėjai apie tokią, tai pasaulinė įtakingų bendrovių sandrauga, kuria vienė įsipareigojama 100% energijos naudojamos jų gamyboje gauti iš atsinaujinčių energijos išteklių. Žaliesiems Burberry tikrai turėtų patikti. O man asmeniškai labai patinka faktas, jog tu irgi esi prisijungęs prie mūsų kanalo iniciatyvos. Jos pagalba siekiame didinti tavo finansinį raštingumą bei išprusimą investavimo ir ekonomikos sferoje. Laikas mums už šį gerą darbą, laikas tau už tai, kad skiri mums savo laiko. Visgi nemaža jūsų dalis vis dar neprenumeruojat mūsų kanalo, taip kad paspausk subscribe mygtuką ir susitinkame kitoje mados savaitėje. Tai yra finansinių naujienų apžvalgoje sekantį sekmadienį. Pasimatome ten. Iki!